Sveiki. Sveiki atvykę į trečiąjį ir paskutinį pramonės profilio pristatymą Rebuild Ukraine viešojo sektoriaus projektų grojaraštyje. Šioje prezentacijoje apžvelgsime Ukrainos energetikos sektorių, jo struktūrą, prekybos asociacijas, pagrindinės įmonės, vyriausybinį reguliavimą ir plėtros perspektyvas. Sužinosite, kaip šalies energetikos sektorius pasikeitė dėl karo, su kokiais iššūkiais susiduriama ir kokios galimybės atsiveria ateities atsigavimui. Jei esate bent kiek aktyvus šiame sektoriuje, ši prezentacija suteiks jums puikią įžangą į verslo galimybės, kurios egzistuoja dabar ir ateityje Ukrainoje. Pirmiausia, pažvelkime į pagrindinius energetikos sektorius. Ukrainos energetikos sektorių sudaro keli pagrindiniai sektoriai. Elektros energijos sektorius remiasi branduolinėmis, šiluminėmis ir hidroelektrinėmis, taip pat atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tokiais kaip vėjo ir saulės energijos gamyba. Dujų sektorius apima dujų gavybą, transportavimą ir saugojimą, kuris yra strategiškai svarbus šalies energetiniam saugumui. Anglies energijos gamyba išlieka svarbi pramoniai ir šildymui, nors jos dalis palaipsniui mažėja. Energetikos infrastruktūra užtikrina energijos balansavimą ir perdavimą tiek šalies viduje, tiek į užsienio rinkas. Svarbus pokytis čia yra didėjanti Ukrainos energetikos tinklo integracija su ES tinklu. Tai ypač svarbu kalbant apie jungtis su ES elektros tinklu. Kitoje skaidrėje apžvelgsime pagrindinės rinkos ir gamybos apimtis. Prieš plataus masto invaziją Ukraina kasmet pagamindavo daugiau nei 156 milijardus kWh elektros energijos. Didžiausią šios energijos dalį tiekia atominės elektrinės, daugiau nei 55% visos gamybos. Dujomis ir anglimi kūrenamos šiluminės elektrinės sudarė dar apie 29%. Karas gerokai sumažino bendrą elektros energijos gamybą, jis sumažėjo 27,5%. Dujų gavyba taip pat sumažėjo 7%, o anglies gavyba 2023 metais nukrito iki beveik 16 milijonų tonų. Šie pokyčiai smarkiai paveikė šalies energetinį saugumą ir jos gebėjimą užtikrinti stabilų elektros tiekimą, todėl ir kilo skubus poreikis jungtis prie ES elektros tinklo. Tai taip pat paaiškina, kodėl būtina kuo skubiau remontuoti bet kokią šalies energetikos infrastruktūros žalą ir kodėl šiems projektams teikiamas prioritetas. Šiuo metu tikriausiai būtų naudinga pažvelgti į Ukrainos tarptautinį energetikos prekybos profilį. Nuo 2016 metų Ukraina nebeimportuoja dujų iš Rusijos ir visiškai priklauso nuo tiekimo iš Europos. Šie naftos produktai ir anglis, skirta šiluminėms elektrinėms, dabar sudaro pagrindinę energijos importo dalį. Tačiau prieš karą Ukraina aktyviai eksportavo elektrą. 2021 metais eksportas pasiekė 3,5 milijardo kWh. Tačiau dėl karo veiksmų ir infrastruktūros pažeidimų energetinis balansas pasikeitė ir nuo 2024 metų Ukraina tapo grynąją elektros energijos bei kitų energijos produktų importuotoja. Siekiant sumažinti importuojamos elektros kiekį, vyriausybė skatina pereiti prie didesnio atsinaujinančios energijos naudojimo. Be kita ko, tai sumažintų poreikį importuoti energiją. Kitoje skaidrėje apžvelgsime pagrindinės elektros ir energetikos pramonės asociacijas. Iš to matysite augančią atsinaujinančios energijos svarbą. Kaip matote, pagrindinės pramonės asociacijos yra čia išvardytos. Ukrainos suskystintų dujų asociacija, Ukrainos naftos ir dujų asociacija, Ukrainos vėjo energetikos asociacija, Ukrainos atsinaujinančios energijos asociacija, Ukrainos saulės energetikos asociacija ir Europos Ukrainos energetikos asociacija. Kaip minėjau, auganti atsinaujinančių energijos šaltinių svarba atsispindi trijose čia išvardytose atsinaujinančios energijos asociacijose. Nuorodos į visas šias asociacijas pateiktos žemiau aprašyme. Arba, jei norėtumėte, kad mes jūs supažindintume su jomis, ar bet kuria kita pramonės asociacija, tiesiog parašykite man laišką. Kitoje skaidrėje išvardinsiu pagrindinės energetikos įmonės. Pagrindiniai žaidėjai Ukrainos energetikos rinkoje yra tiek valstybinės, tiek privačios įmonės. Ukrainos naftogas valdo dujų sektorių, užtikrindamas didžiąją dalį dujų gavybos ir saugojimo. Energoatom yra visų branduolinių elektrinių operatorius, gaminantis daugiau nei pusę šalies elektros energijos. DTK, privati įmonė, yra didžiausia elektros energijos iš iškastinio kuro gamintoja ir aktyviai plėtoja atsinaujinančią energetiką. Ukrhydroenergo valdo visas didžiasias šalies hidroelektrinės, o Ukrenergo subalansuoja ir perduoda elektrą per pagrindinį elektros tinklą. Kaip siūliau ir dėl prekybos asociacijų, jei norėtumėte, kad supažindinčiau jūs su bet kuria Ukrainos energetikos įmonė, tiesiog praneškite man. Žinoma, kaip ir bet kurioje šalyje, įvairūs Ukrainos elektros ir energetikos sektoriaus aspektai yra reguliuojami valstybės.
Taip pat, kaip jau minėjau anksčiau, vyriausybė skatina naujų energijos šaltinių plėtrą. Kitoje skaidrėje apžvelgsime pagrindinius Ukrainos vyriausybės reguliavimo ir paramos energetikos pramoniai elementus. Ukrainos energetikos sektorių elektros ir dujų sritis reguliuoja valstybė per nacionalinę energetikos ir komunalinių paslaugų reguliavimo komisiją. Ši institucija nustato tarifus ir išduoda licencijas įmonėms. Po atskyrimo 2020 metais dujų perdavimo sistemos operatorius GTS buvo atskirtas nuo Naftogas. Vyriausybė remia atsinaujinančios energijos plėtrą. Tai dažniausiai daroma per dotacijų, lengvatinių paskolų ir mokesčių lengvatų derinį. Taip pat, kaip jau minėjau anksčiau, vyriausybė aktyviai integruoja Ukrainos rinką į Europos energetinę erdvę. Ypač po prisijungimo prie ENTSO-E tinklo Ukraina galėjo eksportuoti elektrą į ES, nors kol kas vis dar išlieka grynoji importuotoja. Tai leidžia man pateikti keletą pastabų apie galimybės užsienio įmonėms ir investicijoms Ukrainos elektros ir energetikos sektoriuje. Kitoje skaidrėje trumpai pakalbėsiu apie tarptautinius partnerius ir investicijas. Praktiškai kalbant, Ukrainos energetikos sektoriaus atstatymas neįmanomas be tarptautinių partnerių paramos. ES ir Jungtinės Amerikos valstijos finansuoja elektros tinklų modernizavimą ir tiekia svarbią įrangą. Amerikos bendrovė Westinghouse stato naujus branduolinius blokus Ukrainos atominėse elektrinėse. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas bei Pasaulio bankas suteikė milijardus dolerių paskolų infrastruktūrai atnaujinti. Kaip jau minėjo Benny, Ukraina taip pat aktyviai siekia visiškos integracijos į Europos energetikos rinką, o tai atveria naujas plėtros ir eksporto galimybės. Elektros ir su energetika susijusios infrastruktūros remontas yra vienas iš svarbiausių projektų, kuriuos remia programa Rebuild Ukraine. Tiesiog užsiprenumeruokite Rebuild Ukraine portalą ir pamatysite, kaip dažnai pridedama naujų projektų. Portalas siūlo e-pašto pranešimų paslaugą, kurie informuoja jūs apie naujus projektus. Nuorodą į portalą rasite žemiau aprašyme, taip pat galite peržiūrėti 2 vaizdo įrašus, įvadas į Rebuild Ukraine portalą ir gidas po Rebuild Ukraine portalą išsamesnei informacijai. Akivaizdu, kad Ukrainos energetikos sektoriuje yra tiek perspektyvų, tiek iššūkių. Pažvelkime į juos kitame skaidrėje. Iššūkiai yra aiškus. Rusai taikosi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą, siekdami sukelti ekonominį chaosą ir socialinių sunkumų. Yra didelis darbo jėgos trūkumas remontui atlikti. Tačiau Ukraina sugeba atsilaikyti. Be to, nauji infrastruktūros elementai, kurie yra įrengiami, laikomi mažiau pažeidžiamais Rusijos atakoms. Kita vertus, Ukrainos energetikos sektorius turi didelių perspektyvų. Yra prioritetinė užduotis atkurti ir modernizuoti elektros tinklus. Politika atstatyti geriau nei buvo tikrai yra taikoma ir įgyvendinama. Ukraina planuoja iki 2035 metų padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį iki 50%. Išmaniųjų tinklų technologijų diegimas padarys elektros sistemą efektyvesnę ir tvaresnę. Vandenilio energetikos plėtra ir tarptautinių energetikos koridorių kūrimas padės Ukrainai iš energijos importuotojos tapti pagrindinę energijos tiekėją Europai. Pagrindiniai iššūkiai išlieka kariniai pavojai, ribotas finansavimas ir būtinybė pritraukti naujų investicijų. Tačiau dėka tarptautinės paramos ir vidaus reformų, Ukraina turi geras galimybės ateityje tapti svarbiu energetikos centru. Na, tai yra trečiasis iš 3 pramonės sektorių, kuriuos norėjome aptarti šiame grojaraštyje. Akivaizdu, kad turime jums daugiau informacijos. Kitas vaizdo įrašas bus apie logistiką, importą į Ukrainą ir eksportą iš jos. Tai taip pat turi savo sunkumų, tačiau pamatysite, kad yra ir galimybių bei sprendimų. Ačiū, kad žiūrėjote vaizdo įrašą apie Ukrainos energetikos pramonę. Tikiuosi, kad jums tai buvo įdomu ir naudinga. Jei taip, mums labai padėtumėte, jei paspaustumėte patinka mygtuką ir užsiprenumeruotumėte mūsų kanalą, kad gautumėte naujienas. Taip pat pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis bei verslo partneriais. Būčiau labai dėkingas už tai. Svarbiausia, prisiminkite, kad ECC Ukraina ir mūsų partneriai yra čia, kad padėtų. Mano kontaktiniai duomenys pateikti šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Mano vardas Oleksijus Kožanovas. Kartu galime sukurti geresnę ateitį. Laukiu jūsų žinių.